Sveiki visi, kauliukų magijos tęsinys. Skaičių pasirinkimas vis didėja, tad linkiu pasinaudoti šią progą ir nemokamai išbandyti magiškų kauliukų įžvalgas. Pas Daiko guru galima įsigyti, kas norėtų ir savo praktikuoti. Labai puikiai dirbantis instrumentas, pas jį vadinasi kubiki. Ir ką norėčiau priminti, kad jūsų klausimai turi būti labai konkretus ir į klausimą turėtų būti galimybė atsakyti taip arba ne. Na, dar aišku, gali iškristi toks atsakymas, kada yra neaišku, reikia laukti ir įvykiai dar vyksta intensyviai. Suprantu, kad kai kurie net teigiami atsakymai jūs gali labai nuliūdinti, bet noriu, kad visada prisimintumėte vieną svarbiausią dalyką. Nieko be reikalo nevyksta. Aišku, žmonės skirtingi ir išsirenkant skaičių, kiekvienam tas atsakymas gali būti tikrai labai skirtingas, interpretuoti teks jums individualiai asmeniškai. Na ir prisiminkite, kad Žemė tai yra mokykla, o magiški kauliukai gali iš anksto perspėti arba nuraminti, patarti arba praneš jums, kad reikia dar laukti, o galbūt kaip tik reikia imtis kažkokio tai veiksmo. Na, o dabar pasiruoškite gauti savo atsakymą, kuris skirtas jums būtent tada, kada jūs rasite šitą video ir užduosite savo klausimą. Kitas taisyklės ir patarimus galite rasti aprašyme po video. Kadangi mus labiausiai kankina nežinomybė, o protas kuria tada, ką tik tai nori, linkiu jums nusiraminti, gavus būtent šitas įžvalgas. Na, o dabar atsipalaiduojam, įkvėpkite, iškvėpkite, nuraminkite visas emocijas ir pabandykite kuo konkrečiau užduoti vieną klausimą, į kurį galima atsakyti taip arba ne. Dar kartelį įkvėpkite ir iškvėpkite. Lentelėje matote visus šiuo metu esančius jau skaičius. Išsirinkite vieną, kuris šiandieną jums labiausiai šviečia arba traukia akį, kuris iš karto stenkitės ilgai nesvarstyti, nes po to prasideda mėtymasis ir labai bus sunku išsirinkti tikrai tinkamą atsakymą. Vadovaukite šiuo metu impulsais ir nesukite galvoje, o gal tą. Tiesiog žvilgtelėjote į lentelę, pamatėte jums ryškų skaičių ir šitų skaičių ieškokite video. Šiandienos skaičiai 13, 14 ir 15. Skaičius 13. Atsakymas yra taip. 2/4. Toliau turime trejetą ir turime vienetą. Ketvirtai sako, kad tai yra susijęs su jausmais ir atsakymas yra greičiausiai taip. 100% atsakymas būna tada, kada jūs randate skaičių, kuriame bus dvigubas taip. Tai reiškia, turi sutapti du skaičiai. Taigi 13, kas išsirinko, jūsų klausimo atsakymas yra taip. Tai susiję labai stipriai su jausmais. Ir tai sako, kad jums tas žmogus jaučia kažką gero, malonaus, kažkas jūs myli, kažkas nori jums padėti. Gausite palaikymą jums reikalingą ir galbūt žmogus sutiks su tuo, ką jūs uždavėte klausimą ir tai priklauso nuo kito žmogaus. Ir galbūt, jeigu dėl naujo darbo, tai gali būti patvirtinimas, kad taip, jūs patiksite ir tiksite. Tik tai ko jums reikia, tai iš tikrųjų imtis veiksmo
ir pasirūpinti savo sveikata. Dar vienas yra patarimas, kad 3 ir 1 sako, nepersitempkite ir nepertempkite save emociškai, fiziškai, stenkitės pailsėti, atsipalaiduoti ir viskas tegul būna taip, kaip jums reikia. Skaičius 14. Taip, čia jum atsakymas yra dėja ne. Dar ne dabar. Visi skaičiai yra skirtingi. Jums reikia išlaukti tam tikro momento ir šiuo metu nieko nespręsti. Jeigu tai susijęs su kažkokiu tai įvykiu, operacijos galbūt ar dar kažkokie dalykai, šiuo metu dar pakentėkite, palaukite, nesiimkite jokio veiksmo. Skaičius 15. Taip. Skaičius 15. Atsakymas yra taip. Ko jums reikės? Jums reikės versle truputėlį palaikymo, jeigu tai susijęs su šeima, jums reikės palaikymo iš ten ir teisingų emocijų, teisingų jausmų, vidinės ramybės ir vienetas labiausiai susijęs yra dažniausiai su sveikata. Tai kadangi iškrito ir emocijos jausmai, pasirūpinkite savo būseną, pasirūpinkite ramybę šeimoje, atkreipkite dėmesį į tai, kas kenčia aplink jūs, artimiausi žmonės, nes tai viskas labai susijęs su šituo atsakymu.